Gerai, Maša? Sveiki susirinkę, mėly partneriai, kolegos. Matau, kad pradedame renginį laiku, tai noriu pasakyti porą žodžių. Prieš diskusiją, kaip matote, už manęs yra labai svarbus mūsų bendruomeniai ženklas. Tai porą žodžių tą temą. Esu Aistė Ulubei, menų agentūros Artscape vadovė ir įkūrėja. Ir mūsų organizacija kultūros ir socialinių pokyčių temoje dirba daugiau nei 10 metų. Ir mes dirbame ten, kur dažniausiai tylima, kur yra nepatogios temos, tai yra migracija, įkalinimo įstaigos, ten, kur yra pažeidžiamos bendruomenės. Ir mūsų tikslas atvira, įtrauki ir visuomenė, kurioje mažiau stigmų ir stereotipų. Šiais sudėtingais laikais mes pristatome sudėtingas temas ir menas Artscape yra būdas kalbėti apie tai, kur kalbėti nepatogu, apie temas, kurias yra kelti sudėtinga ir mes tikime, kad menas yra geriausia priemonė pradėti dialogą. Ir šiais laikais, kuomet itin svarbu galvoti apie tai, kaip mažinti polarizaciją, susiskaldymą, radikalėjimą, mes tikime, kad tai buvimas mene, sąmoningai kalbėjimas per meną yra viena iš tų priemonių, kuomet galime būti artimesni, suprasti vienas kitą. Ir ar toks, manau, kad yra šio dialogo maža dalis. Tai labai džiaugiuosi, kad esate čia. Šiandieną pradedame kalbėti svarbiomis temomis ir mums šita tema yra nauja, bet mes vis ieškome, kaip joje būti. Tai labai džiaugiuosi šiandien, kad kalbėsime su kolegiam, kurias pažįstame. Ir noriu pakviesti Tautę, diskusijos moderatorą. Tautė Šumskė. Taip? Labas vakaras, esu Tautė Šumskė, LRT Opus vedu tinklalaidę Žaidžiam žmogų ir taip pat laikau save irgi edukatorę, apie ką šiandien ir kalbėsime. Dirbu įkalinimo įstaigose, rašymo dirbtuves vedu ir taip pat jogos mokytoja 7 metus buvau, ir gal kada dar tęsiu tą veiklą. Ir kaip jogos mokytoja negaliu savo leisti, nepriminti mum apie kūną. Lytiškumas, kūniškumas galima kaip sinonimus vartoti. Ir šiandien buvau vietoj, kuri iš manęs atėmė mano kūną, bandė pavogti, sakykim taip. Tai yra savo mokykloje, prie pat jos, Žvėryne, kur mokiausi prieš 20 metų. Ir ką žinau apie tai, kaip viskas atrodė, mes sėdėdavom ir dėdavomės viską į galvą. Tai kas žemiau galvos, to galėjo ir nebūti. Tai aš nenorėčiau, kad mums taip nutiktų diskutuojant apie lytiškumą, kūniškumą ir šias temas. Tai aš labai pakviesiu padaryti vieną pratimėlį, atsistoti visų pirma. Jūs viską žinot, ką reikia daryti, jūs tai darot kiekvieną dieną, tik mes dabar tai padarysim labai sąmoningai. 3 kartus giliai įkvėpsim ir iškvėpsim. Ir tiek. Tai pradedam. Puiku, mes truputėlį atsiminėjom savo kūną ir tikiuosi, kad tekėsim per diskusiją dabar truputį lengviau. Galite prisėsti, ačiū, nebent nori sustovėti, tai laisvai. Ir dabar pakviesiu pašnekoves, kurios šiandien mus praves per tą įdomią sankirtą meno ir lytiškumo. Tai pirmiausia, noriu pakviesti Liną Januškevičiūtę. Labas, Lina, ateiki pas mus. Prašom. Lina Januškevičiūtė yra psichologė, edukatorė, įkūrusi taip, kad nesupainiočiau, dievaži, pavadinimai yra šventa, tai įvairovės edukacijos namus, kaip jauku, ar ne? Ir taip pat nepatogaus kino klasės edukatorė. Malonu tave čia matyti. Toliau norėčiau pakviesti Rugilę Butkevičiūtę. Plojimai Rugiliai. Pašnekovės labai gražiai pasipuošusios šiandien, tikrai galim atkreipti dėmesį. Rugilė yra lyčių lygybės, taip pat smurto prevencijos ekspertė ir
manau, daugeliu čia žinomos platformos Ribologija bendra įkūrėja. Ir mano manimu viešojo kalbėjimo menininkė. Tai leisiu savo tai pavadinti Rugilę. Gerai, ir trečioji pašnekovė, Laura Kutkaitė. Labas, Laura, ženk pas mus. Laura Kutkaitė yra režisierė ir šiuo metu gyvai egzistuojančio spektaklio performatyvios paskaitos autorė ir taip pat aktorė. Ta paskaita vadinasi Tremolo. Paskaita apie malonumus. Labai svarbią temą. Ir spektaklis gavo net porą apdovanojimų, ar ne, Sirenų festivalio metu. Tai galime jau nujausti, kad menui edukuoti visai pavyksta. Na ir toliau pakalbėsime, kaip tai vyksta. Ir norėčiau užduoti pirmąjį klausimą. Taip, mikrofoną turime vieną, tai tikriausiai teks dalintis. Pasirūpinkime kūnu ir jo drėgme. Taip, tai čia Lina bus tavo. Tai pirmas mano klausimas yra, norėčiau, kad prisimintumėt kažkokį momentą, tokį ryškų, jis gali būti iš vakar, gali būti prieš 20 metų įvykęs, kai menas prabilo jūs apie lytiškumą. Kažkaip svarbiai, ryškiai pasidalinkite. Lina? Arba, jūs gal naudokitės tuo. Taip, nemeluokim, šitą pirmą klausimą tautė mums davė, kad pasiruoštumėm ir pareflektuotumėm. Tai aš vis galvojau, nuo kada čia mano tas atėjo pirmas momentas. Tai gal pačio pirmo turbūt neatsimenu, bet atsimenu vieną labai puikų ir paprastą momentą. Yra tokia, aš nežinau, ar iniciatyva, ar nežinau, kaip ją pavadinti, The Vulva Gallery. Ir ten yra tiesiog pieštinės įvairios vulvos. Ir aš vieną kartą kažkaip pamačiau, man atrodo, gal internete. Tada žiūriu, ir knyga yra, ir ten jos pieštinės ir labai fainos. Ir man atrodo, tada atėjo toksai suvokimas, kad kaip paprastai galima pasakyti, kad tavo kūnas yra vertingas. Ir man atrodo, šitas momentas, tai man buvo toksai, geras. Tai aš, aišku, nusipirkau knygą, paskui dar kortų žaidimą nusipirkau, nes reikėjo viską užsisakinėti. Tai čia vienas buvo dalykas. O kitas faktas, aš atstovauju turbūt ne tik tai įvairovės edukacijos namus, bet dar ir nepatogaus kino klasės platformą. Tai man ir kinas yra labai svarbus ir darau aš metodikas filmam apie lytiškumo ugdymą, tai man atrodo per kiną yra tiesiog nuostabu, kaip galima paprastai paaiškinti ir leisti tiesiog žiūrovam, ypatingai mokiniam, pabūti tuose filmuose, reflektuoti apie tai, ką matė, tiesiog šiek tiek nusiemus nuo savęs visą tą svorį ir tiesiog pabūnant filme, kaip būnasi. Tai va, tai tokie du turbūt momentai, kuriuos gerai atsimenu. Taip, tai aš reflektuodama priešingai, Lina turėjo laiko pagalvoti, aš kažkaip tai galvojau, kad turėsiu laiko pagalvoti, bet neturėjau laiko pagalvoti, visai taip pat eidama žodžiu link čia pagalvojau. Ir greičiausia tai buvo su lytiškumo tema, kas yra susijama apskritai lytiškumo, seksualumo temos, tai yra tokios absoliučiai natūralios iš medicininės pusės, nes mano mama yra medikė ir jinai dirba ginekologijos srityje. Tai aš nuo pat vaikystės girdėjau ir kūno dalių pavadinimus, bet ir apskritai ir apie santykius, apie seksą, apie kūną. Tai man buvo taip natūralu, aš niekada nesuprasdavau, kodėl draugės ten šnipždas ir aš sakau, taigi viskas gerai, čia viskas natūralu, ar ne? Bet per meno prizmę tai turbūt tai buvo Fridos Kahlo paveikslai. Tai buvo filmas apie Fridą Kahlo ir čia buvo man iš tos pusės ne tik, kad apie kūną, apie seksualumą, apie pasitikėjimą savo kūnu, bet kiek daug moterų kūnuose yra ir skausmo, ir kiek daug tas tavo kūnas gali to skausmo ištverti, ar ne? Ir man, pavyzdžiui, Fridos Kahlo darbai, nes aš kai pirmą kartą matydavau paveikslus jos pačios, kai būdavau maža, tai galvodavau kelis dalykus. Pirma, kodėl tie antakiai suaugę, antras, kodėl tūsai yra, trečias, kodėl tos gėlės ant plaukų, kai vaikas buvau. O po to, kai pradėjau gilintis, pradėjau tapti labai įdomus tai jos darbai, kaip jinai per asmeninės tuos išgyvenimus
apie kūną pradėjo kalbėti. Tai turbūt būtų vat, tas įsiminimas toksai ryškiausias. Kūnas ne tik kaip seksualumo, ypač moters kūnas, ne tik kaip seksualumo kažkoks ten bastionas, kas irgi yra aišku svarbu, bet kaip ir tokio skausmo, kurį tu gali išreikšti per meną ir kūrybą. Visiškai be tabų ir į tuos paveikslus žiūrėt buvo kaip ir nepatogu, nejauku, gal net skausminga, bet kartu ir aš galvoju, menas, kai pamatau kažką, su kuo dar vaikščioju savaitę arba kelis mėnesius, suprantu, kad pajudina. Oi, kaip sunku kalbėti po žmogus, kuris viešą kalbėjimą taip gerai valdęs. Taip, tai aš šitą klausimą irgi gavau ir pagalvojau apie tokį, kuris gal labiausiai net ir įkvėpė pačiam spektakliui, tai performatyviai paskaitai Tremolo, kurį dariau, ir gerai girdisi. Gerai. Ir tai buvo, tai yra susijęs su nuogumu ir nuogu kūnu, nes aš labai daug galvoju kaip režisierė apie apskritai moterų aktorių pozicionavimą scenoje, netgi apie tokius mikro dalykus, kaip pavyzdžiui, dažnai gali pastebėti, kad ten, nežinau, moteris sėdi prie stalo, vyras šalia stovi. Ir tai vis tiek mums siunčia labai daug pasąmoninės informacijos ir kondicionuoja tam tikriems dalykams. Tai prieš turbūt 2 metus, galbūt jau 3, tai čia visai toks ir senas, ir tuo pačiu šviežias pavyzdys, buvau tokios austrų choreografės režisierės Florentinos Holzinger spektaklyje Berlyne, kuris prasidėjo nuo tokios aktorės šokėjos atėjimo kaip piratės tokios su jūreivio šitais marškiniais. Jinai taip eina iš pradžių per įėjimą, pro žiūrovus eina su to visu tokia akiplėšiškai ateina į sceną ir tik tada tu pamatai, kad jinai turi tos marškinius ir batus. Bet apatinė kūno dalis yra visa nuoga. Ir man buvo keisčiausia, kad man tą matyti buvo žiauriai keista. Ir šitas man buvo toksai irgi gal postumis, kad jo, tiesiog tas, kad kodėl man tai keista. Kodėl man tai keista, mes taip įpratę matyti dažniausiai apnuogintos krūtis, kaip toks romantizuotas dalykas ir panašiai. Tai va, tai čia man buvo toks iki šiol yra geras pavyzdys gal. Ja. Labai ačiū už tokius vizualius pavyzdžius, labai patogu kalbėti apie meną, nes iškart vaizduoti mūsų veikia. Aš irgi noriu pasidalinti savo pavyzdžių. Prieš 3 kokias savaitės buvau Varšuvoje. Ten vyko galerijų savaitgalis ir užsukau į nacionalinę, man atrodo, meno galeriją Zachetą. Ir tenai menininkės vardu Joana, aš kaip nedorėlė pavardės dabar nesu įsiminusi, bet tuo jūs ją galėsite sužinoti. Tai ten jos paroda Slime. Slime, tai kur sraigė palieka tą tokią seilių, tokį takelį po savęs. Ir ten viskas buvo apie tokį lėtumą, ištęstumą. Menininkė viena augina 2 vaikus, yra neuro įvairus žmogus ir jinai paprasčiausiom sąlygom tiesiog tapo savo virtuvį ir ten labai daug meno kūrinių ir tokia rožinė, kūniška spalva. Ir vienas iš pagrindinių akcentų guli didžiulis rožinis, pliušinis moters kūnas, sakykime, simbolika moters kūno, su tokiom aukštom styrančiom krūtim, su speneliais. Ir paroda kviečia prigulti ant to kūno, pabūti su juo kūniškai, didelės ilgos kojos, galva, žodžiu, kaip tu nori, taip gali įsikurti, gali pažasti, gal kažkaip pauostyti, ne, gali, nežinau, tarp kojų atsigulti, gali. Aš, pavyzdžiui, atsiguliau tarp krūtų, nes tai buvo toks labai, tuo metu ne kaip jaučiau, kad liga kabinas ir reikėjo labai mamos glėbio. Ir aš radau jį mene. Ir pagalvojau, kad tokią patirtį gulėti tarp moters krūtų ar šalia jų turėjau tik tai prieš labai daugybę metų. Tai tas menas man labai kūniškai tiesiog priminė apie mano tokias tam tikras patirtis. Ir galiu pasakyti, kad atsivežiau knygutę iš tos parodos, tai Greta prasiūs ją jums. Tai tikrai neskaitykit jos, klausykit mūsų, bet tiesiog vizualus pasižiūrėkit, kiam pirmam puslapį ypač, tiesiog kiek ten daug vulvų ir kiek tokio vulvos ir širdies ryšio atskleista. Tai čia mano pavyzdys ir tuomet norėčiau keliauti
toliau prie diskusijos ir Laura pirmiausia pakalbinsiu, dar auditorijai pasakysiu, kad Laura turės truputį anksčiau išeiti, tai mes porą klausimų gal jai daugiau, o jūs viską klausykit, nes pabaigoje turėsiu jums užduoti tokią, kadangi jau apie edukaciją, tai truputį ir kaip klasiai pasijauskite, ne? Patikrinsim, ką girdėjote. Tai stebėkit, žiūrėkit, kas jums rezonuoja, kas jums kūne suskamba. Vienas ir kitas dalykas, tai gali būti kažkas labai mažo, žodelis, sakinys ir panašiai. Tai klausydami klausykit ir savęs. Tai Lauros noriu paklausti apie tremolo, tą performatyvę paskaitą, kuri vyksta labai įdomioje vietoje, na bent jau Lietuvoje, Vilniuje, medicinos fakultete. Ir tai yra paskaita apie malonumą. Koks žodis, ar ne? Tai pirmiausia, kas tave įkvėpė kurti apie malonumą ir kaip tu ruošėisi tam spektakliui? Įkvėpė, atsiprašau, man labai kabinas irgi lyga, man atrodo, bet įkvėpė mane kažkaip dažniausiai įkvėpė kurti kartais negatyvus labai jausmai, o jetus negaliu taip sakyti negatyvus, bet tarsi pyktis, nes jis šiaip visai pozityvus iš esmės daug ką mums nurodo, bet dažnai toksai neteisybės jausmas, tam tikras, žodžiu, tai kartais aš tiesiog žiauriai supykstu ir tada kažko reikia imtis ir mano mediumas yra teatras, tai tiesiog per tai dažnai viskas išeina. Ir šitų būtent tremolo atveju aš tiesiog supratau, dar taip sutapo, kad buvau pradėjusi eiti į terapiją, ką labai ilgai atidėliojau gyvenime ir turėjau tokią asmeninę krizę, kuris šiaip nebuvo su malonumu tiesiogiai susijusi, bet taip mane išjudino, kad aš supratau, kad aš apie tai visiškai negalvojau ir tai buvo susijęs su netgi asmeniniais santykiais, kai tu supranti, kad tu tiesiog visą laiką pili kito žmogaus taurę ir visiškai negalvoji apie save ir negalvoji apskritai apie tokį dalyką kaip malonumą. O ten kažkokioj kančioj, tai man atrodo yra labai lengva iš tikrųjų užsisukti kažkaip ir tiesiog pasidaryti iš to, kad tai yra tavo natūrali kažkokia būsena. Tai pradėjau nuo tokių. Iš pradžių galvojau, čia reikia radikaliai kažką daryti, bet tada galvojau, reikia ramiai, kaip su ta pačia terapija, per būtinai kažkokią savistabą eiti. Tai tiesiog nėra, aš kūrinio pradžioj paminiu, kad tai buvo įvairių tyrimų, kažkokie skaitimai, knygų, literatūros ir tokios netgi, kas man labiausiai surezonavo, tai iš pradžių, kadangi, nežinau, ar galiu legaliai sakyti, bet kad po filosofijos studijų aš ten vis dar turiu žodžiu prieigą prie tam tikrų duombazių, kur galiu straipsnius mokslinius skaityti, tai šitas man labai padėjo. Aš nežinau, gal čia alumnių dalykas, gal čia galima. Šitas dalykas, bet tada pagalvojau gerai, bet jeigu aš noriu pateikti informaciją kuo paprasčiau, aišku, mes neišvengiam tam tikrų ten ir labiau mokslinių, sakykime, pavadinimų ir panašiai, bet kuo paprasčiau, tai reikia paskaityti ir ką nors, kas būtų, nežinau, ką visi suprastų. Tai man šiuo atveju padėjo labai knyga Emily Nagoski, kuri vadinasi Come As You Are ir labai fainai ten skyriai yra išdalinti, kur vienas iš jų yra, gal net pradiniai, yra Not So Basic Basics. Tai ta prasme tokie pradmenys, kurie nėra kažkodėl, tarytum savaime suprantami turėtų būti, bet iš tikrųjų nėra. Tai tie patys lytinių organų pavadinimai, ar ne? Vat kaip faina, kad tu su to augai, nes mano visiškai yra priešinga istorija. Ir tiesiog iš vienos pusės liūdna, kad labai vėlai turėjau pati susižinoti tam tikrus dalykus ir tada suprasti, kiek blogų ir prastų patirčių turėjau. Iš kitos pusės faina, kad galbūt kaip tik dabar tas įvyko, kai aš užsiemu tuo, ko užsiemu ir turiu platformą tą išreikšti ir dalinti su žmonėm. Tai vat, iš tikrųjų iš to biški ir pykčio, bet ir labiausiai tai gal iš noro dalintis tą, ką aš pati perskaičiau, sužinojau ir įsivertinau. Ir man labai įdomu, tas perėjimas, tranzicija nuo to, kaip tu sėdi, skaitai, tarkim, Emily Nagoski, ar ne, tai yra toks sėdėjimas irgi teorinė pažintis ir tada tu jau pereini dirbti į repeticijas su savo kolege Kristina ir kas pasikeičia, ką tu naujo papildomo sužinai, kai pereini į tą kūnišką jau tyrimą, ar ne, nes jūs seno judat jau visų pirma kūnišką
Ir dar kitą kūną sutinki, ar ne, kitą kvėpavimą. Kas keičiasi, ką naujo pajutei, kad atrandi? Tai tas visas kūniškumas, kad ir kitas kūnas atsiranda, jisai neatsirado tik tai jau toj fazėje dirbant su Kristina. Tai kur sakau, ta savistaba, tai čia jau, čia spicy. Bet žodžiu, tai tiesiog irgi kitokių dalykų, kaip tam tikri, kur būna tie patys sex parties, ar ne? Tai yra savistaba ne ta, kad aš dabar viską išbandysiu, bet kad aš tiesiog atrasiu tam tikrus kontekstus ir stebėsiu, kaip aš jaučiuosi juose, ar tai man, ar ne. Ir pavyzdžiui, jeigu aš galvoju, kad ne, tai kodėl? Ar dėl to, kad iš tikrųjų taip yra, ar dėl to, kad kažkas čia kažkaip pagalvos, ar čia kažkas, tie visi irgi vidiniai vienuolės balsai, kur nori, nenori. Ta prasme, jisai, aš nežinau, ar aš galiu ten 100%, tarkim, jį ištrinti, ar ne. Gal ir gerai, kad jis kartais yra ir primena, kad pala, ir šitie egzistuoja. Tada turi atsižvelgti į žiūrovus, kad kažkam irgi tai egzistuoja. O susitikus su Kristina, tai toks tarytum iš naujo tyrimas prasideda dėl to, kad jos prieiga, ką jinai pamini, kas jai padėjo išsivalyti visokius vidinius, ne demonus, bet gal ir taip galima pavadinti, tai jai padėjo tantrinės praktikos, kas pavyzdžiui man yra visiškai ne mano asmenybė, ar ne? Ta prasme, ir tuo atveju reikėjo irgi rasti kažkokį kompromisą, kad tarkim gerai, mes turim čia maks ten 2 valandų kūrinį ir dabar eisim šitą linkmę, kur aš padariau tą tyrimą ir pasiūliau ir panašiai, bet tas kūniškumas bet kurio atveju atsiranda netgi ir tiesioginė prasme pas mus, kai mes jau pilnai apsinuoginom ir dabar kaip tik su draugė buvau prieš šitą renginį susitikus ir sakė, kaip faina, kad jūs taip kažkaip padarot, kad mums ten per 5 gal minutės yra visiškai vienodai, kad jūs nuogos. Tai man atrodo šitas dalykas svarbus. Ir nežinau, kažkaip gal geras pavyzdys to susidūrimo jau su kitu kūnu, su aktore, su mano gera drauge. Šitas buvo svarbu, kad aš ją pakviečiau dėl to, kad mes geros draugės ne šiaip savo, nes vis tiek rezultate visada matosi, kaip yra sukibus ar komanda, ar ne, net ir šiaip su aktoriais dirbant. Kūriny yra tokia vieta, kai mes visada viena kitos klausiam ir, neva challenge'inam, ar galėtum prašau tam tikrų dalykų. Tai iš pradžių tai gimė per tai, kad aš pasiūliau, kad mes šitą dalyką darytumėm minimum valandą ir netgi turim, man atrodo, dabar video, nes mes viską, aišku, dokumentavom repeticijose. Ar galėtum, prašau, ir gal tik, nežinau, ties 40 minutę mes kažkaip išdrįsom, ar galėtum, prašau, nusirengti. Tiesiog. Ir tai buvo taip jautru, atrodo, draugės. Ten akademijoje 4 metus ten visi trinasi, visi vieni kitus ten nagus atiduose visur matė ir panašiai. Bet, jo, nežinau, tiesiog, jo. Gerai, ačiū. Tai mes dar tikrai grįšim prie Lauros ir prie to nuogumo momento. Reklamuoju ir dabar norėčiau Linai užduoti klausimą, nes labai įdomu, kad Laura irgi filosofiją studijavo, aš irgi studijavau, tai filosofijai paprastai mes turėtume ką dabar daryti. Kas yra menas aptarti, kas yra požiūris, kas yra lytiškumas, kas yra edukacija. Mes to nedarysime, bet bent jau kas yra lytiškumas, aš tikiu, kad auditorija daugiau mažiau susipažinusi su šio lauku, bet vis dėlto sugrąžinti tiesiog protą į tai, kas tai yra, susiaurinti, tai paprašysiu Linos, kas yra lytiškumas. Čia dažnai kartais būna tokių piktų tėčių arba mamų, kurie paskambina ir sako, jūs man dabar per sakinį pasakykit, kas tai yra. Ir aš tada žinosiu, ar leisti savo vaiką ar ne. Žodžiu. Ir aš tada galvoju, tai kaip čia dabar man per sakinį tą padaryti. Tai iš esmės yra identiteto dalis, kuri apima labai daug sričių. Lytį, santykius, žodžiu, malonumą, lyčių stereotipus, tapatybės temas, savo kūno priėmimą arba nepriėmimą, pornografijos įtaką ir žodžiu, visas tas laukas yra neišsenkantis. Ir iš esmės, kas yra lytiškumo ugdymas, tai yra tam tikrų įgūdžių ugdymas. Pavyzdžiui, kaip priimti savo kūną, kaip apie jį kalbėti
kas yra tavo kūnas, kokios yra lytiniai organai, kokie yra lytiniai organai, kaip teisingai juos įvardinti, kaip nesigėdyti savo kūno, kas yra malonumas. Labai dažnai šitą miniu žodį dėl to, kad tai yra vis dar labai didelė tabų tema, tai reikia kažkaip daugiau jo minėti. Kas yra malonumas, kas nėra malonumas, ar ne? Kas yra seksualinė prievarta, kaip jos išvengti ir panašiai, tokius visokius dalykus ugdom iš esmės jaunuose vaikuose, jaunuose žmoguose ir tada jau pasaugusius. Nes aš kaip sakau, tai, ką mes išmokstam ankstyvame amžiuje, persineša į paauglystę ir tada į saugystę. Tai realiai dalykai, kuriuos mes įdedam jau vaikystėje, paskui gali būti persinešti į paauglystę ir tada jau į saugystę. Tai va toks tas mano sakinys iš sudėtinių dalių. Tau puikiai pavyko, leisčiau savo vaiką. Ir tuomet dar irgi lieku prie Linos ir noriu paklausti tavęs apie edukacijos, lytiškumo edukacijos situaciją šiuo metu Lietuvoje. Nes, vat, kaip minėjau, ar ne, praėjau šiandien savo mokyklą, kurią baigiau prieš maždaug 20 metų, nieko nebuvo. Ką daugiausia atsimenu, tamponus padalino. Viskas. Tik tiek. Per mėnesinės tyliai kūno kultūros mokytojai pakuždėdavai SS. Viskas. Tai dėja irgi buvau apvogta, bet žinau, kad jūs prieš 15 metų pradėjot savo veiklą, tai turbūt neformaliajam švietime, ar ne, pirmieji tokie žingsniai. Tai gal gali pristatyti truputį tą istorinę perspektyvą, labai taip trumpai, kiek Lietuvoje laiko yra šita tema, kada jinai formaliajam ugdyme atsirado ir kokia yra situacija dabar? Tai taip, tai mes tikrai 15 metų jau, aišku, į tas mokyklas ir tau jau sakiau, ir nebuvo visaip, kartais įsileisdavo, kartais ne. Turėjom vienu metu, kai vienas Seimo narys praskleidė visom mokyklom, kad šitos kontoros, man atrodo, negalima įsileisti į mokyklas, nes jie čia, žodžiu, užsijama nežinia kuo, seksualizacija vaikų. Tai tas buvo turbūt prieš 10 metų, kas po to keitėsi 2016 metais atsirado sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programa. Tai jinai buvo mokyklose, kaip dažnai mokytojai ar ten kažkas, kas buvo atsakingi už šitą programą, sakydavo, kad mes tokio iš bendro išsilavinimo, ką jau žinom, tai tą jau ir mokom. Tai jiem visai kažkaip buvo gerai turėti kažkokius mokymus, kuriuose mes taip gal visai ir pakonsultuodavom, kaip prieiti prie šitų temų, ką daryti, bet galėdavom irgi ateiti į mokyklas ir kažkaip, aš dabar galvoju, taip maždaug 2016 iki maždaug taip iki COVID laikotarpių, šita tema jau nebuvo tokia baisi. Kaip dabar aš galvoju, iš esmės mes ateidavome į mokyklas, mokyklos norėdavo visai šitų edukacijų, galbūt netgi lengviau priimdavo, aišku, būdavo visko, bet kažkaip šitą temą jau buvo priėmę ir priėmusios, kad tai yra reikalinga ir kad mes kažkaip ieškom būdų, kaip mokiniam atnešti šitas temas. Tada atsirado COVIDas, kažkaip užsidarėmės ir tada kažkoks sprogo pykčio burbulas ir labai daug to pykčio buvo nukreipta būtent į tas tokias temas, kurios, aišku, kelia daug diskusijų, viena iš jų tapo lytiškumo ugdymo, žodžiu, tema. Ir atsirado mūsų dabar naujoji, ta jau privalomoji programa, gyvenimo įgūdžių programa. Tai jeigu dar sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programa iš esmės buvo apie lytiškumą, beveik, sakykime, didžioji dalis programos, tai dabar gyvenimo įgūdžių programoje mes turime apie taip 13-15% lytiškumo temų. Tai vadinasi, taip jeigu skaičiuojant, kiekvienoje klasėje apie 2-3 pamokas, čia maksimum turbūt, ir tai yra turbūt labai liūdna, nes tu tokios temos negali per 2 pamokas. Papasakoti, gali ten išvardinti lytinius organus, bet kas iš to, nes turbūt reikia dar ir padiskutuoti, ką jie tau reiškia ir kaip tu su jais gyveni. Tai čia dabar yra tokia situacija ir dabar yra tikrai labai sunku ateiti, labai yra daug pasipriešinimo ir atrodo mes gyvenam 2025 metais, bet tas pasipriešinimas yra visiškai milžiniškas, jauni žmonės irgi pradeda labai daug priešinti šitom temom, ypatingai lyčių stereotipų temom. Tai toksai labai įdomus virsmas vyksta, kad atrodo mes turim daugiau žinių, daugiau idėjų ir daugiau veiklų, kaip galim šitas temas
kažkaip pristatyti įdomiau, ne tik tai kažkaip atėjus ten PPT parodyti, bet pasipriešinamas šitom temom daug didesnis yra dabar. Tai nežinau, o su dabartinė politinė sistema, tai toj gali būti, kad nelabai ir galėsim kalbėti mokyklose. Kad tik per meną ir Ezopo kalbą kalbėsime. Tai čia ir noriu pereiti prie Rugilės. Ir Rugilė, tu kalbi tikrai ir dirbi tokiam labai kompleksiškų ir jautrių temų lauke, ir smurto temos, ir lyčių lygybė, ir nelygybė. Ir man įdomu, viešajam kalbėjime, kadangi tai yra tikrai labai didelė dalis to, ką tu darai, kiek tu matai erdvės menui, meniniam kažkokiom raiškom, meniniam priemonėm kalboje ir kur tu jas taikai, o kuriuose kontekstuose vis dėlto tas tiesusis kalbėjimas į kaktą. Nu tai va čia Tautė, kaip pasakai, kad filosofija, ne, čia nuskambėjo filosofija, tai aš pati baigusi su teisė. Tai teisės studijose tai būdavo, kad mes ir tas smurto temas analizuodavom, ir žmogžudystės, ir viską, ir tai buvo tarsi tokios, yra užduotis, ir sprendi tu tą užduotį, tai su visais tais baisybėm ir susigyveni, ir atrodo, okei, ar ne? Kai pradedi dirbti, tu dar pradedi tokį kitokį dar požiūrį turėti, ar ne? Ir, čia sakyčiau, tokia yra genezė to darbo, kaip susigyventi, kaip kalbėti. Aš apskritai atsimenu aktyvizmo pradžią. Aš prieš 17 metų jau, taip net atrodo, kad jau ir kažką kito turėčiau daryti, nes viskam yra galiojimo laikas. Kuria prasme, kad 17 metų būnant vienoje srityje, pripažinkim, gali ir nusibosti dalykai, ne? Tai iš nuobodulio ir galvojimo, kad ir pačiai norisi daryti, kas pačiai įdomu, pradėjo ieškoti kitokių būdų. Tai aktyvizmas mano prasidėjo nuo to, kad ateini, vedi seminarus ir įsitikini, taigi smurtas ten, blogai, ir čia jūs turite daryti taip ir taip, kodėl jūs taip nedarot, kodėl jūs, kodėl ten mokymų nėra, kodėl jūs ten nesišviečiat ir panašiai. Ir aš tiek daug, Laura, sakai, pyktis, ne? Super gera emocija. Tai pykti nukreipi, tik reikia tinkamą linkmę. Gal kartais ten nespardyt kažko, bet tinkamą linkmę. Kodėl jūs nedaro taip, kaip aš pasakau? Ateini vest mokymų, nežinau, policijos pareigūnam. Tai kodėl jūs tiek stereotipų turit? Tai kodėl čia taip blogai? Tai prasideda nuo to, tada pereini visas tas įmanomas priemonės, ką ir kiti pereina, organizuoji seminarus. Kvieti seminarus, tada padarai konferenciją, ateina 16 dienų prieš smurtą prieš moteris, organizuoji konferenciją, darai ten diskusiją, dar kažką. O po to pradedi galvoti, kažkaip žmonėm ne visai veikia, arba galbūt susipriešinimo visuomeniai, tarkim, yra labai daug, ir ribologiją kūrėm, galvojam, seksualinis smurtas. Nebuvo dar žmogaus, kuriam pasakyčiau, ką dirbu, kurioje srityje, įvairiuose sektoriuose. O Dieve, čia tai labai sunki tema, sako, eik tu sau, net kažkaip žmogus susinepatogina. Bet mūsų tikslas buvo šitą temą ne tokia, eik tu savo super sunkia padaryti, bet kažkaip padaryti, eik tu savo, kaip man įdomu, prevencija. Ir tada tas menas ir įsiliejo į tą, aš nesu menininkė, tai čia tiesiog iš karto, nesu menininkė, su bedu esu stebėtoja, mylėtoja meno, Laura, pavyzdžiui, sugalvoja tremolą, tarkim, ir aš visą galvoju, wow! Turim, kur skulptūrą sugalvoja, mus kreipiasi studentai, viena studentė muilo skulptūrą sugalvoja, kur žmonės eina ir liečia tą muiliną, apie seksualinį smurtą, atrodo, niekada taip nesugalvočiau, bet pradedi galvoti, tai kur sutikti tuos žmonės, kur jie yra, dabartiniam aplinkybėm. Žmonės susiskaldę, taip. Grupių daug, taip. Nebegali sakyti, tik tai aš teisi arba tik kažkas teisus. Nebeaišku iš vis, kas yra ta tiesa, turbūt kažkur jos daug yra ir jinai skirtinga yra, ne? Kitas dalykas, žmonės pavargę ir nuo pykčio, ir šiaip pavargę. Nebenori eiti mokymus kažką, nori eiti meno žiūrėti, nori eiti koncertų klausyti, nori eiti į kažkokias bendruomeninės veiklas, kažką jogą eiti, pavyzdžiui, ne? Kur man iš pradžių, kai pradėjau, atrodo, ne, čia ne man, gal jogą eiti. Gal per jogą galima šitas temas kažkaip paliesti, gal per piešimą galima, gal per dainavimą kažkaip galima. Norisi pasiekti žmonės ten, kurie yra, ten, kurie nori leisti savo laisvalaikį. Tai taip natūraliai iš tas aktyvizmas ir vystėsi iki to, kai priėjome iki ribologijos koncepto, tai mes dabar su komanda visada galvojam, kokia idėja atrodo, tokia
ne tai, kad visiškai neįmanoma, bet tokia, super beprotiška, čia nesąmonė kažkokia. Ir galvoji, kaip ją būtų galima padaryti, ne? Tiesiog. Tai tada pereini per meną ir eini, sustinki su žmonėm, ne, kur tokios sankirtos būtų būtent tos temos, nes žmonės mąsto skirtingai ir tas yra labai įdomu. Kartais net įdomu dirbti su žmonėm, kurie yra gal priešiškai nusteikę ir prieš tavo temas ir panašiai išklausyti, ką jie galvoja. Nekalbu apie ten super, kur ten sako, eik tu savo, aš tavęs nekenčiu, ten tave sudeginsiu, ne? Su tokiais gal sunku būtų pokalbį. Bet jeigu mato žmogus, kad yra problema, tik turi kitą požiūrį, tai labai įdomių sankirtų gaunasi. Menas yra viena iš jų, nes žmogus, kaip tu pasakai, Taute, ne? Atsiguliau, patyriau kažką. Iki šiol atsimeni. O paskaitų ar mokymų gal irgi daug buvai, tai nebūtinai visas atsimeni, bet kaip atsiguliai, patyrei kažką, sujaudino kažkaip iš Lauros spektaklio irgi turėjom feedbacką, kai grįžo kolegė, sako, žinok, viena ten moteris ar mergina taip susinervino, tiesiog atsistojo ir taip trenkė durim, net biški tinkas nutrupėjo, kaip čia taip nuogumota. Apie tai, tu išeini ir tu atsimeni, aš žiauriai susinervinu ir tai yra puikia emocija, nes tikslas dabar nuo to, kad aš teisė, atėjo iki to, kad aš pasidalinu savo nuomonę, yra tam tikros sėklos, ką tu su jom po to darai, jau yra, savo gyvenimą edukuoja, ar ne? Mes kažkaip kartu bandom. Tai žodžiu, taip. Tiesiai per aplink. Tai gerai, kadangi jau paminėjai reakcijas į Lauros spektaklį, tai vėl norėčiau grįžti prie to ir papasakok apie savo tą kelionę į apsinuoginimą scenoje ir man visada buvo įdomu, kadangi, tarkim, šiuolaikinio šokio spektakliuose, tiesiog pagal nutylėjimą tai vyksta ir kiek aš kartų tą stebėjau, tai be abejo, ten tie veidrodiniai neuronai kažkuria prasme, aš irgi apsinuoginu, ar ne, matuojuosi, o kaip aš jaučiausi. Tai man labai įdomu tavęs paklausti, kaip tai jaučiasi. Čia ir yra keistas dalykas, kur net nežinau, ar aš geriausiai galėčiau atsakyti, nes iš tikrųjų tai man jausmas buvo joks. Ta prasme, tas pats kaip pradžioje su kostiumėliais man būna. Tikrai, net nežinau kaip pasakyti. Aišku, yra vienas dalykas, kad truputėlį kita būsena tavo, kai tu, nežinau, performini prie žiūrovus, plus čia buvo pirmas kartas, kai aš tą dariau, tai nėra irgi, ta turbūt dar kažkiek kita būsena, ten buvo per premjeras. Bet nežinau, man atrodo, iš šito tu tik dar labiau supranti, kaip tame nėra nieko kažko tokio, nieko baisaus. Tik gal svarbu pasakyti, kad irgi kodėl buvo mano toks sprendimas. Aišku, prisidėjo tai, kad ir aš dariau ir visą tą savistovos tyrimą ir panašiai. Dėl to pasikviečiau dar vieną draugę ir pati ėjau šiuo atveju, pavadinkim, į sceną, į tą auditoriją, ar ne, amfiteatrinę. Bet pabėgo mintis, bet kažkaip... O gal nori pasidalinti, kokių reakcijų sulaukiai iš auditorijos? Jo, galiu. Tai gerai, tai viena šita, kurią girdėjo, buvo, net ne viena iš tikrųjų tokia buvo, labai įvairių. Ta prasme, yra, kurie tiesiog, nežinau, dėkoja, nes už spektaklį ne visada tau dėkoja, tiesiog pasveikina arba labai patiko ar panašiai, bet kad dėkoti už kūrinį yra jau, man atrodo, visai kitas dalykas. Bet buvo ir tokių reakcijų, kur netgi mus buvo kažkaip gal šiek tiek išgąsdinę, nes kažkam pasirodė, nepasirodė, kažkam buvo tas kūrinys žiauriai agresyvus. Kur, pavyzdžiui, man, ir pagal mano asmenybę, man tai aš dar visiems sakiau, kad čia yra švelniausias mano sukurtas darbas, ar ne? Bet tarsi kažkam tai buvo žiauriai agresyvu, pati kažkokia, nežinau, galbūt forma, kažkokie meniniai sprendimai, bet praėjo kažkiek laiko, nedaug, gal ten porą dienų, ir parašė tiesiog, kad aš tiesiog supratau, kad man iškėlė tam tikrą traumą ir už tai vėl padėkojo. Ta prasme, kad ir tiesiog
gerai ir kad tokie dalykai įvyksta iš tos pusės, kad tada mes dar daugiau pridėjom tam tikrų tų įspėjamųjų trigger warnings visų ir yra visada nuorodos, kur kreiptis. Čia jau irgi, čia man atrodo, nežinau, ar kiek paliesim, bet čia irgi jau atsiranda tos temos visai kitos, kur kiek kūryba ir ta pati edukacija, kodėl mes ir turim pabaigoje su edukatoriam, su profesionaliam savo sričių tą diskusiją, kad nepalikti ant kažkokio tokio žmonės ir tiesiog viskas mes išeinam. Ir kitas dalykas, kad aš galiu per savo tą mediumą apie tai šnekėti, bet aš nesu edukatorė ir aš nesu profesionalė to dalyko, aš nesu ten psichologė, aš nesu medikė, ar ne, įvairių mes turėjom svečių. Ir man atrodo svarbu neapsimesti, kai tu kalbėjau labai, kai tai yra performatyvi paskaita, kai tu imi tam tikrus jau labai apčiuopiamus dalykus, kad aš viską žinau, nes padariau meninį tyrimą, kas nėra, tai yra meninis vis dėlto tyrimas labiau. Kaip jūsų kūnai? Esate čia? Dabar supratau, kodėl klausite, kur jūsų rankos. Šiaip visai geras toks priminimas, ar ne? Mes esam čia. Tai norėčiau prie Linos vėl prieiti ir gal tu gali truputį taip detaliau, kiek dabar yra meno pasitelkiama edukacijoje, kiek jūs pasitelkia, taip konkrečiai, sakykim. Dar paminėsiu, kad įvairovės edukacijos namuose tikrai didelė bendruomenė, didelė komanda edukatorių dirba ir šviečiat ir įvairias amžiaus ir patirties grupės, tiek suaugusiosius, tiek jaunimą. Tai įdomu, kaip tom skirtingom auditorijom, kiek tenai meno įsiterpia, kiek jūs tai sąmoningai darot ir Tai vienas turbūt labiausiai naudojamų mūsų tai yra faktas kinas, ne, nes mums tada atveria erdvę reflektuoti ir tikrai netgi mano turbūt požiūriu atrodo tokie paprasti kažkokie filmai, kurie trunka 15 minučių, kartais ten tokias iškelia refleksijas ir diskusijas, kad aš galvoju, wow, net negalėjau pagalvoti, nes aš tą filmą jau esu mačius ten 25 kartus, aš net žinau, kur kokia scena bus ir aš suprantu, kad kiekvienas žmogus, kuris ateina į kažkokią edukaciją, tą filmą vėl iš naujo mato, gali būti, kad mato antrą kartą ir dar kažkokį dalyką pamato savo, išsiema, pasiema ir tada mes galime apie tos procesus jau kalbėti grupėje. Tai man atrodo, šitas yra labai, labai stiprus momentas, ką mes naudojam. Kitas dalykas yra, čia tokį nenaudojam, bet bandėm naudoti prieš kokius 7 metus. Nežinau, galbūt kažkas esat susidūrę arba susidūrusios. Žodžiu, mūsų buvo dar kita komanda, sugalvojo padaryti tokias vulvų ir penių dirbtuves. Tokias viešas, žodžiu, vulvų ir penių dirbtuves ir mes galvom, čia kaip fainai, kokia idėja, nuostabi, kaip čia amazing viskas bus ir, žodžiu, susirinks bendraminčiai, čia, žodžiu, papaišys penius ir vulvas, kaip fainai, pareflektuosim ir taip toliau. Tik mes kažkaip nesupratom, kiek šita tema yra viešoje erdvėje jautri. Ir žinot, kai pasakai penių ir vulvų dirbtuvės, tai aš, žinokit, nežinau, per kiek mes nuėjom visų žiniasklaidos priemonių, kur buvo, žodžiu, diskutuojama tarp, pavyzdžiui, mūsų ir tada Jurgos Lago, nes jai reikėjo irgi pasisakyti, žodžiu, apie mūsų organizaciją, kurios nepažįsta, žodžiu, kaip čia šitas visas ir ten iki Seimo narių dalinosi, kur pažiūrėkit, kaip čia šitie, kurie ugdo, tai čia galbūt su jaunimu irgi tą patį. Ir aš tada pagalvojau, faktas, kad mes norėtume tą daryti, faktas, kad mes norėtumėm pasipaišyti ir tada pareflektuoti, kokie visi skirtingi, kaip čia mes galim išsilieti, kaip jūs galite, žodžiu, save išreikšti. Faktas, kad mes tą norėtumėm daryti, bet net kartais, jeigu tu parodai pieštinės lytinių organų nuotraukas, net tai sukelia didelį pasipriešinimą ir ten, žodžiu, kažkokią tai diskusiją, kad šito negalima vaikam arba jaunimui, vaikam tai iš viso negalima, bet net jaunimui negalima to rodyti, nes nežinau, kas ten pasidarys. Tai mes taip stengiamės tokius
žodžiu, aš taip dažnai sakau tokius neutralius, bet jie nėra neutralūs, bet tada filmą parodai arba leidi kažką tai, nežinau, jiems patiems padaryti kažkokias tai koliažus, dar kažką, kur vis tiek jie galėtų save išreikšti ir paskui galėtumėm rasti diskusijai vietos arba kažkokiam pokalbiui. Tai stengiamės tą įdėti, ne visuomet pavyksta, nes labai skirtingos patirtys, labai skirtingos grupės ir vieniem tinka kažkokie metodai, kitiems tinka tiesiog kamuoliuko mėtymas ir pokalbis tiesiog su kamuoliuko mėtymu. Tai va, bet stengiamės tikrai įdėti, nes tai pagyvina tą pačią diskusiją ir mes tada galim pasižiūrėti į tai, ką mes matėm, ką mes patyrėm, kokie skirtingi dalykai yra ir kaip vienas kažkoks tai žodis arba simbolis visiems grupiai kažkokiu kitokiu pavidalu atsiskleidžia. Ir tas yra labai, labai smagu paskui atradinėti panašumus, skirtumus ir kitus dalykus. Paminėjai, kad pagyvina diskusiją, gal dar galėtum porą momentų, ką menas išskirtinai gali padaryti, palyginti su tradicinė edukacija, tradicinėm edukacinėm priemonėm. Kur yra jo tie pranašumai? Tai, ką turbūt ir minėjau, kad tai gali duoti tokio erdvės skirtingiam žmonėm, skirtingiam jaunuoliam, skirtingiam suaugusiem žmonėm įsigilinti į temą ir gali būti, kad būtent jiems kažkoksai meninis dalykas daug geriau, ta muilo skulptūra daug geriau ir daug daugiau duos kažkokių žinių negu 30 minučių prezentacija. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, galim mes visi kartu būti kažkokioj patirty ir tą patirtį patirti skirtingai. Ir tas yra labai nuostabus dalykas, nes iškelia kažkokius skirtingas, nežinau, tas refleksijas, kaip pasakoja, ar ne, kažkam sukėlė pyktį ir tada suprato, kad visgi ten yra kažkoks dalykas iš ten turbūt praeities ar dar iš kažkur. Ir mes galim tame dalyke tada atrasti tuos vidurio dalykus, kur mes galim diskutuoti. Nes tikrai galim ateiti su labai skirtingom mintim, ten, nežinau, nuomonėm ir panašiai, bet gali būti, kad tas būtent kažkoks tai dalykas mums duos vidurį, kur mes galim visi susitikti. Tai šitas dalykas ir faktas, kad tai yra erdvė refleksijai, kur tu tiesiog sau leidi, neskubant gal kartais tiesiog duoti, pasižiūrėti, kaip man tas yra, kaip aš su tuo esu. Tik aišku, tada yra svarbu, būtent ką ir sakė, tam tikri klausimai, kad tiesiog nepalikti to, kad mes dabar pasižiūrim kažką ir išeinam gyventi savo gyvenimo. Ir taip ir lieka šitas. Tai su šituo turbūt tada nevyksta edukacija. Tai vyksta tiesiog pasižiūrėjimas, kažkokia patirtis ir viskas. Bet jeigu mes jau norime edukacijos, tada tu turi žinoti, kaip ją vesti, kokius klausimus užduoti tam, kad jinai būtų ir gili patirtis ir žmogus išsineštų iš jos kažką. Nors mokyklai tai neatsimenu, kad kažką ten klausdavo, kaip tau ši pamoka, ką jie tau sukėlė. Tai už tai mes dažnai sakom, kai lytiškumo ugdymo temas, mūsų pirmas yra klausimas, kaip tu jautiesi ir nuo čia mes galim pradėti diskutuoti. Kaip tu jautiesi su kūnu, kaip tu jautiesi šituose santykiuose, kaip tu jautiesi, kai pamatai pirmą kartą pornografinį filmą. Tai čia ir atsiranda tas momentas edukacijos. Čia vėl kyla tas pavydas patirti edukaciją šiais laikais. Nežinau, ar būna jums tokia pavydo gaidelė, kai supranti, kur pažengus edukacija, tai smagu girdėti, kad šiuo metu esam visai gera kryptimi. Rugilė, tavęs norėčiau paklausti. Aš laikysiu savo linijos, kad tu vis tiek kalbos menininkė ir argumentuosiu tuo, kad tu labai dažnai vartoji savo socialinį medijų tokią meninę kalbinę priemonę, kuri yra ironija. Ir man labai įdomu, vėlgi, šiaip daug kas man apie tai įdomu, ar tai sąmoningas pasirinkimas, tikrai, matau, kad tai yra tau toks organiškas būdas. Ir kokią tu matai ironijos paskirtį, kalbant tomis temomis, kuriomis kalbi, socialinėmis ir smurto temomis seksualinio? Man tai yra saviraiškos priemonė iš tikrųjų ir man labiau tai yra apie savęs atradimą, nes aš vėlgi einu per skirtingus etapus ir vis atradinėju save, nežinau, ar čia 5-mečio planai būna, bet man vėlgi atsibosta kažkaip vienaip daryti ir aš noriu pabandyti, arba matau, kad neveikia ir tada bandau savyje kažką atrasti ir iš pradžių ir socialiniuose tinkluose, kai apie lyčių stereotipus, ten smurto temas kalbėdavau, tai gaudavau šiek tiek tokio, negaliu pasakyti, kad daug neigiamų gaučiau dalykų. Tikrai negaliu pasakyti, nors atrodo šitą temą sulaukia, bet negaliu pasakyti, kad asmeniškai gaučiau daug neigiamų dalykų, nors kolegos susiduria, wow, ir Lina apie ką pasako, tai yra, tiesiog, absoliučiai.
Jo, bijo, kad Sakė paduosi Laura, gal dėl teismą. to, kad Nepraktikuoju, bet jeigu ką paduosi teismą. Bet iš principo gaudavau tokių pastebėjimų, sako, nu kažkaip, kai kalbė apie moterų teisę, sako, nu tu turėtum, jeigu kalbė apie moteris, tada kalbėti ir apie vyrus, ne? Arba jeigu kalbė apie mergaitės, kalbėti ir aš bandydavau, kaip čia padaryti taip ir galvodavau, kaip čia padaryti taip, kad profilį sektų visi arba daug visuomenės narių, ne? Tai darydavau taip, o po to galvoju, nu čia gal ne iki galo esu aš ir galvoju, tai kas esu aš. Nu man patinka šiek tiek humoras, man patinka šiek tiek tos ironijos, ar ne? Ir jinai man padeda, aš tame pati jaučiuosi gerai. Ir aš iš to bandymo, iš pradžių, kaip ir minėjau, kur būna kaip teisės universitetą baigi ir su pieštukiniu sijonu ir ten kokiais marškinukais ateini ir taip, labą dieną, aš baigiau teisę, čia to jūs pakonsultuosiu. Kai pereini atsipalaiduoja ir pereini tokia į tikrą save, galvoju, nu aš šiaip iš principo savyje, nu nesu rimtas žmogus. Nu, tų rimtumų tokių, nu nelabai net rimtom temom. Ar ten kur, čia metodologiškai kažką, ne visai yra mano. Bet ta laisvė tokia, ironija, yra mano. Tai yra mano balsas ir aš tame jaučiuosi gerai. Tai vat, ir kažkaip žiūriu, kad ir žmonėm kartais visai rezonuoja, ar ne? Ir aš manau, kad nesakau, kad tai yra geriausias vienintelis būdas. Nu, pavyzdžiui, dabar ten apie Teisingumo ministeriją diskutavom. Nu, Teisingumo ministerijos vadovybė tokia, wow, eik tu sau, kiek yra apie ką pakalbėta, ne, ypač moterų teisų kontekste. Ir žiūriu ką. Aš pasirinkau tą ironišką būdą, tada buvo dar skirtingi žmonės, skirtingus būdus. Vienas, kur paaiškino iš esmės, ką reiškia, kitas ironiškai. Ir man atrodo, tų balsų reikia ir kartais reikia, atsipalaidavimo truputėlį labiau. Man atrodo, ir žmogaus teisų laukia, ir kituose laukuose mes jau kartais taip ten surimtėjam visapusiškai, nes ir puolimo, aišku, yra labai daug ir visko, ir bijai kažką ir ne taip pasakyti, ir kablelį netam padėti, ir žodį netą panaudoti. Ir iš kolegų, ir iš apskritai visos visuomenės, kad tada jau tampi toks teisingas, nugludintas ir bandantis atitikti visų nuomonę žmogus, kad jau pameti save. Tai man atrodo, kalbant bet kokia tema, ar tai yra smurtas, menas, svarbu nepamesti savęs. Ir ta ironija, padeda tame. Padeda ir provokacijos. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu moterų kūną, mėgstu ir vyrų kūną, ir moterų kūną, bet moterų man kažkaip taip užveža. Ir, pavyzdžiui, ofise turiu paveikslą, kur iš Estijos muziejaus pasiėmiau fotografijos, tokia moteris, žodžiu, nuoga krūtinė, ten uždėta šitas ir jis yra labai didelis. Ir ateina žmonės į ofisą ir taip, būna rimtų susitikimų, ten visokių su rimtais, ir taip ateina ir taip matai, kad turiu puodelį, pavyzdžiui, juodos keramikos ir vazą su moterų krūtinė. Nu ir irgi, tu, pavyzdžiui, rimtam susitikime, kalbi rimtom temom, bet tau tas puodelis, ir tu matai, kaip žmogus taip, čia reikia pakalbėti apie kokį nors ten lyčių lygybės aspekto integravimą naujoje programoje, bet tas puodelis į akis. Ir tu to matai, kad žmogus žiūri ir tarsi tu irgi nori taip, žiūrėk, čia gal kavos padaryti šitą puodelį. Tas laisvumas kažkoks norisi, kiek įmanoma man pačiai to laisvumo kalbėti ir ironija padeda, nes ironija kaip ir humoras nėra gal labai visiškai mano žanras, nes tu ten komikė ar humoristė, stand-upų nedarau, bet man atrodo, kad jame yra daug tiesos ir daug rimtų ir skaudžių dalykų gali pasislėpti. Ne? Ką tu gali pasakyti žmogui, pavyzdžiui, kuris sako, sutikimas santykiuose tai yra nesąmonė, nes tai tada ir sakai. Tai kiek gali tais argumentais aiškinti? Argumentais nebeaiškini, sakai, tai gerai, va santuoką pasirašė ir sutikimas visam gyvenimui, tikrai, tai kam jo ir beklausta, ne, čia galim tada bet ką vienas su kitu daryti. Yra visur tokios dalis tiesos ir to tokio biški elektrinimo. Gerai, ačiū vėl. Šuolis pas Laurą. Laura, kai Oskaras Vaildas rašė savo knygą, kaip jinai vadinasi? Aš pamiršau savo vieną mylimiausių knygų. Nesvarbu, įvade rašoma Doriano Grėjaus portretas, ačiū, kad priminėt. Tai joje rašoma kelios tezės apie meną ir viena iš jų, man atrodo, gal net pirmoji, menas neturi jokios paskirties. Jis neturi jokio praktinio panaudojimo. Ir dabar mes kalbam apie meninės formas, kurios įgyja tam tikrus, tikrai tikslus ir, edukuoti tai kažkuria prasme yra praktinis tikslas. Kaip tau atrodo, kaip tai keičia tavo atveju, ar ne, patį santykį su estetinė kalba, su estetinė išraiška, kaip jį, modifikuoja ir tiesiog tavo kaip kūrėjos procesą, kai jau tu žinai, kad tu turi tokį, konkretų tikslą?
Tai va čia irgi gal svarbu pasakyti, kad va, šitas kūrinys yra tokia išimtis iš visų kitų kūrinių. Čia buvo ir pirmas bandymas kažkokį kitokį formatą, ne tiesiog tam black box'ą statyti spektaklį ir man atrodo pasiteisino, tai man čia buvo tokia kaip ir žalia šviesa irgi galbūt eksperimentavimui. Tai nėra iš tikrųjų vėlgi, aš nesu edukatorė ir kitose kūriniuose nėra tikslo edukuoti. Ir man atrodo, būtinai visą laiką reikia padaryti tokią svarbę skirti tarp edukuoti ir tos jau tokios didaktikos. Ta prasme, nes man atrodo, va čia yra iš vis, čia, jeigu atsiranda didaktika, tai yra, atsiprašau, demagogija, ar net, nu, tipo, tai yra baisiausia, kas gali nutikti kūriniui, ar ne? Tai jeigu kalbam tai paprastai tiesiog kažkoks primetinėjimas, ar ne? Va, čia susiję ir su to, kad kodėl veikia, ar ne, kartais kažkam kūrybinis kažkoks priėjimas, tarkim, meno kūrinys labiau veikia, dėl to, kad jisai yra labiau tik tai sugestyvus. Jis nepasako nieko tiesiogiai, ar ne? Ir ne iš kažkokios baimės ten slėptis, bet dėl to, kad tiesiog taip kiekvienas savo kažkokį atsakymą suras arba kažką patirs skirtingų ir tai nėra kažkokio vienintelio. Nu, pavyzdžiui, man nėra, kad statai kūrinį ir aš noriu, kad visi patirtų tik baimę. Nu, tarkim, toksai, nu, aš nežinau, galima ir taip statyti. Ta prasme, nėra kažkokio vienintelio kelio. Tai nežinau, dėl tos paskirties edukuoti, nu, tai man atrodo, čia toksai gaunasi netgi su kiekvienu kūriniu tarytum pašalinis kažkoks dalykas, vis tiek su edukacija tam tikra nutinka, nežinau, netgi tiesiog kultūros edukacija. Nu, apskritai su bet kokiu kūriniu susidurti, ar ne? Tas pats, nu nežinau, čia labai jau nuvalkėtas pavyzdys, bet ar ne, kur ten jeigu dar vis tiek yra, kur sako šumacu, tai man jau ten aš nieko nesuprantu ir panašiai, ar ne? Bet tas jausmas, kai tu galvoji, aš čia nieko nesuprantu, arba čia yra nesąmonė, ten žiūri ar ne į kažką, tai čia šiaip jau vyksta, man atrodo, edukacija. Arba kai jinai nevyksta, tai čia irgi vis tiek tu gauni edukaciją. Va, tarkim, jeigu tu neturėjai, ar ne, čia man atrodo per paskutinį rodymą Tremolo pas mus buvo Akvilė Giniota, lytiškumo ugdytoja, ir jinai pasakė, kad jeigu tu su tavim nekalbėjo apie nieką, ar net ant tėvai ir panašiai, nesusidūrė su tom temom, čia buvo tavo edukacija šitą temą. Vis tiek. Tai. Man dar į galvą ateina tavo kitas spektaklis Sirenų tyla ir noriu paklausti apie tavo kaip aktyvistės poziciją, nes aš ten matau irgi tam tikrą vis tiek žinutės kryptį galbūt. Na, aišku, aš suprantu, kad tai yra tyrimas, bet aš įskaitau, galbūt tai vėlgi mano interpretacija. Ir man įdomu, kiek tavo aktyvistės lieka, kiek dalyvauja tavo meniniam procese. Aš gal net negaliu, man atrodo, būtų per dosnu sakyti, kad aš esu aktyvistė, nes man aktyvistai vis dėlto yra tie žmonės, kurie kojom ir rankom yra ten, kur reikia tuo metu būti, ar ne? Nesutinkant? Nu, turiu omeny, kad nu, vat nežinau, man atrodo, dabar ar ne, kas vyksta, čia buvo tas ženklas ir ar ne, tai va čia galbūt yra irgi geras toks prasikošimas pažiūrėti, kas kažkaip atstovė ar ne už savo tas kažkokias vertybės ir netgi tą pačią kūrybą, ar ne, nes bepigu kažkaip kartais scenoje, man atrodo, kalbėti arba netgi iš tikrųjų už kūrinio irgi galima slėptis, man atrodo. Ir kai yra kažkokia konkreti situacija, tada tu matai, kiek tavie yra iš tikrųjų to aktyvizmo ir jo, tai nežinau. Jo. Gerai, Lina, norėčiau grįžti prie tavęs ir mes pakalbėjom apie meno tam tikras gražiasias pusės, pranašumus, ar ne?
man įdomu truputį į kitą dabar pusę nueiti, nes menas turi tokį pobūdį, kad jis kalba perkeltiniam prasmėm, metaforom, daug sluoksnių, o edukacija vis tiek, aš taip įsivaizduoju, vėlgi iš tų prieš 20 metų, ką susirinkau, tai kuo tiesiau, analitiškiau, kuo skaidriau. Ir man įdomu, kaip tu atrodo, kur menas galbūt tam tikras reikėtų įsivertinti rizikas meninę kalbą, bandant edukuoti. Tai vienas dalykas, man atrodo, yra svarbu suprasti, ar aš gebu, pavyzdžiui, atidaryti temas ir jas uždaryti, nes jeigu, kaip ir minėjau, parodai kažką, kas gali, pavyzdžiui, šokiruoti, ar ne, kad ir nešokiruoti, sukelti labai daug apskritai kažkokių tai emocijų, pyktį, liūdesį, nežinau, kažką tai iškelti ir panašiai, tai vienas dalykas yra pasverti, ar aš moku paskui tuos dalykus uždarinėti ir gebu tą padaryti tame laike, kiek aš turiu kažkokio tai laiko edukacijai. Nes jeigu ne, tai aš suprantu, kad aš paleidžiu tą žmogų su savo refleksija, eiti keliu ir, žodžiu, jau ten kažką tai daryti ir tas nėra okei. Nes mes, jeigu atidarom kažką, mes turim ir uždaryti ir jau paleisti bent jau su kažkokiu tai apdirbimu tą žmogų, kad žinotų, kaip paskui tvarkyti. Tai vienas dalykas yra labai svarbus. Kitas dalykas gali būti, kad pavyzdžiui pats menas tampa ne kaip priemonė edukacijai, o kaip pats turinys. Ir čia kartais būna momentas, kai tu pavyzdžiui rodai kažkokį dalyką ir tada, tarkim, yra apie temą ir tu, pavyzdžiui, grupės klausi, ką jūs matėte ir panašiai. Ir tada pradeda šnekėti. Na, manau, kad šiandien, žodžiu, buvo labai gražiai darbas padarytas, mačiau ten, žodžiu, tos spalvos čia labai gražiai išdėstytos ir panašiai. Tai čia tada jau yra dėmesys nebe į temą, nebe į tai, ką mes šnekam, nes tema yra apie lytiškumą, bet tu tada pradedi ieškoti kažkokių dalykų, kas yra labai svarbu, bet ne šitai diskusijai. Ne, ten kaip padarytas filmas, kaip nupieštas piešinys, kaip dar kažkas, kokie ten vingiai yra ir taip toliau. Nes, va čia jau tampa nebe priemonė. Ir čia irgi yra problema, nes mes esam šitoj diskusijoje apie lytiškumą. Tai vadinasi, mums yra svarbu, ką tu pamatei, davė tau ir susiejo su tema, apie kurią kalbam. Tai šitas dalykas ir kitas faktas, tai kad gali būti, kad ir tos kažkokios interpretacijos juk yra labai labai skirtingos ir tada klausimas, ar mokytas interpretacijas vėlgi suvesti į temą, ar tiesiog paleidi, nes tada tai tampa nebe edukacijos, tiesiog vėlgi pasidalinimu kažkokiu tai savo nuomonių arba dar ko nors pasižiūrėjimo, kaip mes pamatėm kažkokį kūrinį ir viskas. Tai čia gali būti šitose vietose, tai aš visada sakau, mes viską galim daryti, tik tam reikia pasiruošimo ir supratimo, ar aš galiu tą integruoti, ar visgi aš turiu pasirinkti kažkokį kitą dalyką, kažkokią kitą priemonę ir jeigu aš matau, kad aš galiu suvaldyti visą tą, tai jų gau, sakau. Taip, tai norėjau ir pasakyti, kad Laurai labai ačiū, gal galime paploti, padėkoti. Ir tuomet paleidžiame Laurą, labai ačiū ir mes dar trumpai vieną klausimą turiu Rugilei ir tuomet keliausime vėl pas jūs, atidžiai klausiusios ir klausiusius. Ir Rugilė, noriu tavęs paklausti, žinau, kad tu stebi, tyrinėjai šiek tiek reklamos sritį, kuri yra viena iš priemonių kalbėti temomis, kuriomis tu domiesi ir edukuoji. Ir tai yra, tam tikra irgi meninė sritis. Aišku, reklamistai, kai kurie nesutiktų, sakytų, tu nesi menininkas, bet mes dabar kitaip pažiūrėkime. Ir kokiu tu esi mačiusi vykusių pavyzdžių meninė kalba kalbėti socialiai jautriom temom ir kokių ne? Pavyzdžių labai buvo daug, aš gal keletą pateiksiu. Vienas buvo reklama. Reklama iš principo, aš dabar neatsimenu, galbūt tai buvo kažkas susijęs su plaukais, bet žodžiu, Indijos reklama ir YouTube žiūrėjau ir po to mokymą atrinkinėjau dalykus. Labai buvo man paveiki ir kažkaip irgi paveikė smurto tema. Indijoje moteris ateina, žodžiu, moterų plaukai, be apskritai gal ir vyra, bet moterim ypatingai plaukai yra, kažkas tokio. Tai yra dar labiau įkrauta tema kartais ir kūnas, bet ir plaukai ypatingai. Jautri tokia tema. Ir Indijoje moteris ateina į kirpyklą ir sako, su tokiais ilgais, tankiais, juodais plaukais ir sako, kirpkite juos trumpiau. Ir kirpėja, kažkiek ten nukerpa atidžiai, nes kas žino, tai žino, kaip per daug nukerpa, jeigu supyksta, ne? Atidžiai. Sako, dar trumpiau.
dar kažkiek pakerpa labai mažai, dar sako trumpiau ir taip kartuosi, dar trumpiau, nukerpa iki čia, sako dar trumpiau, nukirpėjau, matosi, jau ir pačiai nemalonu, nes plaukai iki čia, nukerpa iki čia, sako dar trumpiau. Ir sako, tai kaip trumpai man juos kirpti? Sako, kirpkit tiek trumpai, kad jis nebegalėtų už jų man griebti ir laikyti. Ir aš tokia sėdžiu, wow, nu, ta prasme, wow, buvo. Ir per mokymus šitą, kai rodau, po to irgi, nu, tiesiog labai paveikė, ne, tokią temą pasiėmė. O tų blogų pavyzdžių, nu, tai yra aibės, ne, ten tas seksas parduoda, ten moterų ir vyro objektivizavimas, ar ne, ten tie treniruoti kūnai labai daug per tai eina. Tai tokių pavyzdžių yra labai daug, seksualinės prievartos pateisinimas, bet vėlgi, sakant, pavyzdžiui, kalbant su tais pačiais reklamistais, kas, nu, keičiasi situacija, ne, bet kalbant su tais pačiais reklamistais, žurnalų ten, redaktoriais, aš labai gerai atsimenu amžinatilsį Agnę Jagelavičiūtę. Tai jinai yra pasakiusi, aš visada gaunu velnių už tai, kad ant viršelio dedu, nu, nežinau, nu, ten moteris ar vyrus, kurie neverti, kažkokie ten šou pasaulio, neprotingi, kažkokių skandalų ten prisisotinę, sako, dėkit, taigi tiek yra mokslininkų, menininkų, šviesių žmonių, visą sąrašą atsiunčia, sako, nu gerai, įtikinot, uždėsiu. Nu ir sako, jūs man galite sakyti, ką norite, ne? Ką jūs žiūrit, ką jūs sakat, kaip neperka ir krenta pardavimai žurnalo. Ir žmonės net yra skaitytojai, sako, prašau dėkit, bet neperka. Nes slapta niekas nenori pripažinti, kad nori tų visų to, nu viso to kartais ir purvo, ar ten tų gandų ir panašiai. Tai sako tarsi vieną, o daro kitą. Tai vat reklamos, aš nežinau, čia višta ar kiaušinis. Ar reklamos pasikeis, kai mes nustosime pirkti, kad nu tikrai labai gerai, gal ta arbata man padės, nes aš noriu kažkaip suleknėti. Ir pradėsime pirkti, pavyzdžiui, kai reklamuoja, nežinau, ten moteris, vyrai, su žilais plaukais, su raukšlėm ten ir taip toliau panašiai. Ar mes vis tiek, nu, norėsime to, bet tas nesikonvertuos į pardavimus? Tai čia vat irgi višta ar kiaušinis. Čia turbūt turi eiti kartu. Ir iš reklamos pasaulio turi ateiti drąsos. IKEA buvo viena iš pirmų kompanijų, kuri padarė smurto tema, tokia didžiulė kampanija, ne? Smurtas šeimoje egzistuoja. Tai buvo tikrai drąsu, nes mes daug metų bandėm su įvairiom įmonėm. Jie nieks nenori apie smurtą santykiuose. O IKEA, eini pirk dešrelių, kiekvienas laiptas. Moteris patiria smurtą šeimoje. Tu ten nebūš. Moteris patiria smurtą ir super daug pasipiktinimo sukėlė. Tai reikia tokių vat vėliavnešių tiek versle, tiek reklamos sektoriuje, ar ne, kurie pramuštų truputėlį ir parodytų, žiūrėk, tokia reklama irgi gali būti sėkminga, ar ne? Arba reklama, kur ten pusiau žili plaukai, pusiau nudažyti, irgi gali nueiti kaip virusinis turinys, kad wow, nu pagaliau, nu kažkas naujo. Tai vat, nu čia to pokyčio reikia į abi pusės. Bet reklama, net ir parduodant tam tikrą dalį, jeigu gerai socialiai apgalvoti, jinai gali turėti tikrai labai didelį poveikį, nes jos matom labai daug. Ačiū. Ir tuomet norėčiau jau keliauti prie auditorijos. Mes turime laiko kokiem 2 klausimam. Ar turėtumėte klausimų? Dėkui. Viskas gerai, jeigu ne? Matau vienas klausimas. Gerai, aš tada gal nunešiu mikrofoną. Aš norėčiau paklausti, kas jūs įkvepia toliau dirbti ir judėti ir nenuleisti rankų, kai labai daug nesąmonių, taip pavadinkim. Nežinau, kurin. Vaskinu. Labai geras klausimas, ačiū už klausimą. Aš tai esu super pavargus nuo visko tikrai maksimaliai, kiek yra įmanoma, tai tiek ir esu pavargus, čia šitam krėslė sėdžiu, galvoju, gerai. Kas mane įkvepia nesustoti? Pyktis mane įkvepia nesustoti, nes aš paskaitau kažką arba pamatau ir man taip kraujas užverda ir aš tada, kad ir kaip pavargus, kad ir kaip kolegoms sakau, nieko papildomo nedarysim, aš visko atsisakysiu ir panašiai. Ir čia įdama galvoju, jau rašau raštą ten Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybai. Labą dieną, mielos kolegės. Iš karto atsiprašau už laišką, nežinau, kad dabar yra pats blogiausias laikas, dar daugiau nemokamo darbo ir papildomo, bet žiūrėkit, gal mes galim kreiptis ten į premjerę dėl to teisingumo ministerijos. Aš galėčiau irgi raštą parašyti ir po to dar biškai kažkokią kampaniją. Pyktis tas, kai pamatai kažką ir kraujas užverda ir tas toksai, nu tiesiog staigiai aš tada pradedu rašyti. Mano geriausi rašymai net ir teisė, kai dar praktikuodavau, ieškiniai visi geriausi dėl piktumo ateina
ir aš tada tik tai viską greitai. Tai man pyktis mane labai stipri energija ir motyvuoja nesustoti. Nu, matau ir piktą, ir noriu kažką padaryti. Nu, nors truputį kažką, ką galiu. Aš tai dažnai šitą klausimą iš tikrųjų gaunu, ypatingai po tokių sunkesnių mokymų, kur ten, žodžiu, su visokiais etiketėm pasibaigia arba dar ko nors. Ir sako, Lina, kaip jūs išgyvenat? Nu, vat kaip jūs išgyvenat? Ir aš visada galvoju, kad man kas padeda yra pasidalinimai iš, pavyzdžiui, kai mūsų edukatoriai važiuoja į mokyklas ir tada man parašo kokią refleksiją ir sako, žinai, prie manęs priėjo viena mergina ir sako, o geras, aš supratau, kad mano kūnas yra vertingas. Mūsų darbas yra padarytas. Arba, pavyzdžiui, prieina ir sako, aš supratau, kad mano santykiai čia buvo, žodžiu, žalingi ir aš dabar suprantu, kad man reikia išsiskirti ten, pavyzdžiui, arba ten, žodžiu, eisiu aiškintis, kas ten įvyko. Ir aš galvoju, nu, va dėl to mes ir dirbam. Arba ateina koks nors suaugęs žmogus ir sako, aš niekada gyvenime nekalbėjau šitom temom, o pasirodo paprastas iš šitom temom, arba ten, nežinau, aš taip bijau šitų temų, o pasirodo, čia galima juokauti apie jas ir viskas tokiai. Tai va šitas mane ir motyvuoja, kad ir kaip sunku yra, visada galvoju, kad toj grupiai yra vienas žmogus, kuriam kažkoks mano sakinys gali būti, kad šiandien made their day. Tai kaip sako, tai vat šitas ir galvoju, nu tai ir važiuojam dėl to vieno žmogus, vieno jauno žmogus, vieno vaiko, vieno paauglio, vieno kažkokio suaugusio žmogaus ir tas motyvuoja. Nors kartais, nemeluosiu, motyvuoja ir kompiuteriniai žaidimai, kai reikia išsikrauti. Tai tada juos įsijungiu, bet šiaip stengiuosi ties grupės motyvaciją dirbti. Gerai, ačiū. Ir tada norėčiau prie tos žadėtos tokios užduotėlės. Aš norėčiau pasiūlyti auditorijai dabar pasidalinti ne klausimų, bet kažkokią vieną tą tokią detalę, vienu žodeliu, kad ir ką išsinešat šiandien, ar vieną įžvalgą. Tai truputį jungsiu savo vidinę mokytoją, tai tikrai neturi būti ilgas pasidalinimas, vienas sakinys, 2 sakiniai daugiausia, tiesiog ką išsinešat. Tai gali būti tiesiog garsiai galimybė ištart žodį vulva arba penis. Kad ir taip, ne? Bet vat, iš šios dienos, su kuo išeinate. Tai keliauju auditoriją, paimsiu mikrofoną, ar kas nors norėtumėte tiesiog vieną kitą žodelytį, ką šiandien vat, parsinešit ir galbūt iškils vaizdas ar žodis. Sveiki. Gal, manau, išsinešu, kad pyktis gali būti labai gerai pozityvus. Labai ačiū. O tai aš labai nustebau, nes pyktis ir mano, Dovilė, pasirodo, čia tarp kartų skirtumo nėra. Ok, pyktis šiandien. Kas dar, ką norėtumėt? Inkariuką kažkokį, čia už inkaravimo tokia praktika yra. Taip. Kaip tai yra svarbu kalbėti apie tokius dalykus, tiesiog su tokia įžvalga išeinu. Tikrai labai ačiū. Užsimotyvavau į Lauros spektaklį labai nueit, nes nemačius, man čia ne viena. Tikrai rekomenduoju. Pati auditorija jau vien ko verta. Gal dar kas nors kokį vieną? Taip, ateinu. Gerai, tarp kamerų čia plaukioju. Aš tai įsikvėpiau tęsti toliau tai, su kuo truputį straglinu, nes pati kuriu ir dabar ir kuriu lytiškumo temą. Tai tiesiog pastiprino dar labiau mano idėją. Ačiū. O, gera girdėti. Taip. Atsiprašau, praeisiu pro jūs. Ačiū labai. Kaip čia pasakius, aš pastaruoju metu stengiausi būti toks tipo linksmas, visas tas blogas emocijas, kaip sakant, į šalį nustumt. Bet prisiminiau, kad pyktis ir nuo pat mano mažens mane, kaip ir sakant, stumė į priekį visose dalykuose. Tai vat, vėl prisiminiau, kad turiu užpykti. 3-0 pykčio naudai. Kas dar, ką norėtumėt, kad ir tą patį irgi. Aha, taip, žinoma, atsiprašau, vėlgi lendu. Man tai gal tokia refleksija atėjo, kad tiek menas, tiek edukacija, lytiškumo ar bet kokia edukacija yra reakcija tiek į savo kūną, tiek į aplinką, tiek apskritai į kažkokį meno kūrinį ir ką tai mums duoda ir pareflektuoti ir sureaguoti save ir savo mintis.
Labai ačiū. Ir dar paskutinį tada. Gerai, tada prie jūsų esu, to ateisiu. Ačiū visų pirma. Tai manau, kažkuri paminėjote jau šį vakarą, kad aplamai visi yra pasaulyje labai be galo pavargę. Ir manau, čia dar kartelį pagalvojau, kad menas yra viena iš pačių geriausių būdų žmonės pasiekti. Mano pačios terapeutė man yra sakiusi, ir tas labai giliai man įstrigo, kad jeigu norime tikrai pasiekti visą žmogų, iš pradžių jam reikia duoti pajausti ir tada jam papasakoti, nes tik tada galime ne vien tik per protą, bet ir per širdį ir per visus jutiminius organus. Žodžiu, tai va tiesiog apie tą norėčiau net pati namie pasėdėti ir pagalvoti giliau. Tai va, ačiū. Ačiū. Ir paskutinis inkariukas. Aš likau su tokiu užsitvirtinimu savo, kad mokymasis per patyrimą yra paveikiausias, bent jau man. Ir labai likau su tuo vaizdiniu tos moters įsivaizdavimu, koks tai būtų jausmas kūne ir emociškai pabūti. Ir arba lipdymas, vulvos ar penio, tai yra, kad menas duoda patirtį, kuri lieka sistemui, ne tik intelektiniam lygiai, bet emociniam ir kūne. Ir tai išlieka. Ačiū. Gerai, grįžtu ir noriu paklausti Linos, kaip tu atrodo, ar mes uždarėm tai, ką atidarėm? Galimai. Koks šitas žodis labai mėgsta vis tik dabar galimai. Aš tokį vieną dalyką. Jeigu, pavyzdžiui, jūs eisit dabar namo ar kažkur į barą su draugais, į kokius nors renginius ir dar vis reflektuosit apie šitą temą, mes kaip tik, kadangi šiais metais švenčiam 15 metų, renkam istorijas apie lytiškumo ugdymą, kaip jūs jame esate, kaip su tom temom gyvenot, galbūt kažkoks wow momentas, tai pas mus Facebook'e tikrai galite ateiti ir papasakoti mums šitas istorijas, norim susirinkti ir tas refleksijas, man atrodo, taip ir uždarysim. Tai labai ačiū. Rugilė, ar tu nori savo inkariuką? Aš gal inkariuką vieną, šiaip sėdžiu galvoju, vis tiek, kai supyksti, irgi labai išlaisvina, bet ir energijos kainuoja, tai kas energiją pakrauna. Tai mano tas inkaras yra, man energiją pakrauna žmonės ir aš labai mėgstu stebėti žmonės ir bendrauti su žmonėm. Tai žodžiu, tas mano toksai rato užbaigimas šiandien būtų, kad jeigu mes nebūtumėm susipažinę ten, pavyzdžiui, su Aiste ir su Artscape ir panašiai, tai gal tada nebūčiau ir šitoj diskusijoje, jeigu nebūtų tai tie žmonės, jie yra pats brangiausias turtas ir linkėsiu rasti žmonių, su kuriais galėtumėt pykti. Ir labai ačiū, kad buvot čionai. Labai ačiū. Ačiū Artscape už tokių diskusijų organizavimą, ačiū Mo, kuriame esame, ir ačiū auditorijai, kuri tokia nuostabi ir taip drąsiai sudalyvavote. Tai dėkoju. Dėkui pašnekovėms.